Didžiąją I pradedame rašyti identiškai kaip H. Rašome žemiau nei viršutinė linija ir darome bangelę aukštyn, kol ją paliečiame. Dabar leidžiamės žemyn iki pat apatinės linijos. Vėlgi, svarbu jos neperžengti. Net kėlę rankos, darome lanką ir šiek tiek pakilę aukštyn sustojame. Tai yra rašytinė I didžioji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją I raidę. Mažąją I pradedame rašyti nuo vidurinės eilutės ir leidžiamės žemyn link apatinės linijos. Labai svarbu ją tik paliesti, bet neperžengti. Toliau darome lanką ir šiek tiek pakilę aukštyn sustojame. Tik dabar atkeliame ranką ir uždedame taškelį viršuje. Tai yra rašytinė I mažoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją I raidę, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis I raidėmis, o žemiau esančią tik mažosiomis I raidėmis. Taip kartokite, kol užpildysite visas puslapyje esančias eilutes.